didikė, gyvenusi 17-18 amžiaus sandūroje. Amžininkų buvo vertinama labai kontroversiškai. Vieni ją laikė idealią sutuoktinę, idealią žmoną, kiti stebėjosi, kaip kancleris Radvila gali su tokia pabaisa gyventi. Kaip ten bebūtų, mes žinome, kad po vyro mirties Radvilienė tvirtai suėmė į savo rankas visą namų ūkį, visas gausias Radvilų valdas ir sugebėjo jas taip išpuoselėti ir įdiegti naujų ūkio valdymo būdų, kad Radvilų pajamos tik augo. Greta ekonominių pertvarkymų, manufaktūrų steigimo, naujų, kaip dabar būtų populiaru pasakyti, darbo vietų kūrimo ir įdarbinimo savo valdinių įkurtose įmonėse, ji taip pat labai daug dėmesio skyrė politiniams reikalams. Tiesiog su savo vaikais, sūnumis svarstė, kur ką seimeliuose paspausti, papirkti, įtakoti ir kieno balsus geriau paveikti, kad galima būtų tiesiog išrinkti savo palankius atstovus į Seimą, į vyriausiąjį tribunolą, kuris užsiėmė teisinių reikalų, svarstymų, bylų sprendimų. Na ir aišku, laikė griežtą savo ranką būtent tiek ūkio, tiek politikos srityje. Na, jeigu mes gilintumėmės į jos gyvenimą plačiau, pamatytume, kad daug ir žemiškų dalykų jai buvo nesvetimi. Ypač mėgo gurmanišką virtuvę, daug gabenosi patiekalų produktų iš šiltų kraštų, ypač mėgo austres, išgerdavo į mėnesį beveik po kilogramą kavos ir taip toliau. Ir jeigu norėtume daugiau sužinoti apie Radvilienės kasdienybę 18 amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais, maloniai skaitykite tekstą.